grįžtam po visko, privargusios 23 valandą mūsų laiku, dar mes vėl į baseiną vėl. Nors jau negalim iš tikrųjų viešbučius ten iki 7 iki 8 paprastai. Bet mes lietuvaitė, žodžiu, atkaklios, nori maudytis, eina maudytis. Tai čia su Nuojai viešbutį buvom 2 kartus, tai va tas 16 aukšto baseinas tikrai buvo tobulas reikalas. Paskui pratęsiu dar, kas ten tobulo buvo. Paskui labai patiko kitas viešbutis, kurio net pavadinimo neatsimenu, bet ten buvo 23 aukšto baseinas. Malakoj. Taip, ir žiūri per, žodžiu, ateini prie krašto, žiūri, matai tolumoje pajūrį. Čia maudėsi ten pajūris. Didelis. Mes ten iš tikrųjų kaip komanda dar susicementavom ir paišdykavom ir na kur pažinsi, jeigu ne kelionė, jeigu ne kažkokioje artimesnėje aplinkoje. O toliau jau ta vyšnaitė ant torto, tai buvo Leksis Hibiskus, visas kompleksas, tai yra Maldyvai Malaizijoj, taip galima pavadinti, tačiau šitas kompleksas yra gavęs Gineso rekordą už tai, kad daugiausia namelių ant vandens. Daugiausia. Nepasitiksnau, kiek tiksliai? 600. Taip, ir 600. Ir jie yra tos gėlės formos. Mes atėjom savo šitą į kambarį, atvežė ten mus tokia specialus žodžių transportas. Važiuojama, tai palmas, kas man dar labai patiko, palmės neapčiuvė, nes ten labai drėgna, tas žaluma. Į tos namelius atvažiavom, atsidarė duris, o ten karališkos lovos. Vienas žmogus gali gulti kaip nori. Ratuku, o ten 2 tokios lovos. Realiai mažo namuko teritorija, 2 žmonėm. Praeini, ten tą jau išeini iš kambario, yra, nežinau kaip vadinti, vonios galbūt erdvė, ar kaip prieškambaris prieš išėjimą į balkoną. O ten, žinokit, stiklas ir matosi vanduo. Man tai buvo iššūkis, nes aš šiaip aukščio bijau, o čia dar tu eini per stiklą ir matai vandenį. Iš pradžio peidinėjau galbūt, bet žinokit, tikrai įspūdis labai. Dar kažkas sakė, kad matė ten ryklių, tolumoj. Taip pat, tai šis fainai. Pereini toliau, atsidaro mūsų balkonas, o ten mūsų personalinis baseinas. Asmeniškai, vienam kambariui. Jis nėra didelis, nebuvo toks didelis kaip ten 23 aukšte ar 16. Bet mums 2, ar kiekvienai, kurios buvo, tai atskirai užteko. Žiūrim vienai kitos namelį, matom kaip akvariume, kaip auksinės žuvelės plaukiam, žodžiu, fantastika, žinokit, reikia tai patirti. Čia papasakoti neįmanoma, reikia ten pabūti. Tai aš iš tikrųjų visus labai kviečiu patikėti, nes, kaip sako, yra toks posakis, žuvis genda nuo galvos, kažkas tokio, ar ne? Taip čia šita kompanija auga nuo galvos. Kiek jau kolegės minėjo, prezidentas koks yra nuostabus, tikrai neįmanoma apsakyti. Ir tikrai vadovų buvo ir pati vadovavimo darbą dirbau taip pat. Ir tokio nuoširdumo. Tiesiog jis gali nieko nesakyti, bet jo tas žvilgsnis, jo tas apkabinimas, žinokit, energetika labai daug ką duoda, bet jaučiasi. Ten tos šalies visi žmonės, kurie buvo su mumis kartu ir tie jauni berniukai, mergaitės, kurie lydėjo, kažkokia fantastika, žinokit. Čia reikia patirti. Aš tikrai irgi dar tokio sutikimo, palydėjimo, rūpimus, dar nesu patyrusi. Jau, ta prasme, taip, dabar jau patyriau, bet iki šito dar nebuvau patyrusi. Tai aš visiems to linkiu.